Moterys savo stiprybę stebina vyrus. Jos augina vaikus. Jos pakelia vargus ir negandas. Sunkia naštą velka, bet tuo pačiu nepaliauja dalintis meilę, džiaugsmu ir laimę. Jos šypsosi, kai norisi rėkti. Dainuoja, kai nori verkti. Jos verkia, kai yra be galo laimingos. Ir juokiasi, kai nerimauja. Jos kovoja dėl to, kuo tiki. Jos drąsiai pasipriešina neteisybei. Jos nepriima atsakymo ne, jei tiki, kad yra geresnis sprendimas. Jos atsisako naujų batų, tačiau nuperka juos savo vaikams. Jos palydi išsigandusį draugą pas daktarą. Jos myli besąlygiškai. Jos verkia iš džiaugsmo, kai jų vaikams sekasi, ir džiūgauja, kai jų draugai gauna apdovanojimus. Jų širdis plyšta, kai miršta draugas. Jos sielvartauja netekusios šeimos nario. Vienok, jos net tada būna stiprios, kai pačios mano, kad nebeturi jėgų. Jos žino, kad prisilietimas ir bučinys gali išgydyti sudaužytą širdį. Moterys ne tik gimdo, jos suteikia džiaugsmo ir vilties. Jos užjaučia ir paguodžia. Moterys gali daug ką pasakyti ir daug ką duoti. Jos važiuos, skris, plauks, eis, bėgs, skambins, kad pasakytų, kaip jūs myli. Moters širdis, štai kas priverčia suktis pasaulį.